Labą dieną visiems prisijungusiems. Dabar yra 2024 metų spalio 16 diena, 17 valanda ir turime pristatyti mokslo paskirties pastato Paparčių gatvėje Daugštelkės kaimo Šiaulių rajone statybos projektų pristatymą visuomeniai. Prašyčiau dar truputį kantrybės, palaukti 5 minutės, gal kažkas prisijungs daugiau iš visuomenės ir kažkokių interesantų. Ir pristatymas yra įrašinėjamas, daromas vaizdo įrašas ir prašysiu tada prisijungusių užsiregistruoti susirašinėjimo lange, parašyti ten vardas, pavardė, jeigu bus kažkokių pasiūlymų ar ne, kad kokią mailo ar adresu siūsti atsakymus į paklausimus. Toks kaip ir dalyvių sąrašo oficialų, kad turėtume tam pateikinėti paskui atsakymus. Tai palaukime tada iki 17 valandų 5 minutės ir tada pradėsiu aš pristatymą. Bet nėra svarbiausios suinteresuotas asmens. Direktoriaus mokyklos. Žinokit, tiek savivaldybės atstovai, tiek direktorius man nėra šitoj vietoj tie asmenys, kam aš turiu pristatinėti. Man svarbu tie, kurie nedalyvauja projekte ir kurie susipažintų. Tai aš kaip suprantu, dabar iš principų yra visi projektų dalyviai, ar ne, užsakovo atstovai. Apie ką kalba? Jo, tai dažnas dalykas, jeigu projektas yra ten nekelia vėjų ar ne gamykla vidury gyvenvietės ar kažką labai dažnai ir niekas neprisijungia iš tos visuomenės, kas būtent kaimynai ir dar kažkas. Tai čia šitoje vietoje kaip ir viskas ok, nes su užsakovu ar ne užsakovui ir naudotojai atskirai pristatinėjom ir visą tą žinom, sprendinius ir taip toliau. Čia būtent jau trečiųjų asmenų supažindinimas. Tai jeigu nieko nebus, tai aš tada tiesiog formaliai dėl įrašų būtent turėsiu padaryti pristatymą, kad jeigu vėliau kažkas norėtų matyti ar kažką, kad galėtų per viešai prieinamą nuorodą pasižiūrėti būtent šitą pristatymą. Kažkaip be fantazijos projektuota. Ko pagal seną mokyklą? Tai senai ir aukštaitijai.
praėjo 5 minutės jau nuo pristatymų, nuo laiko susirinkimų pradžios, yra 17 valandų 6 minutės, spalio 16 diena. Tai aš tada pradėsiu pristatymą projektinių pasiūlymų, jeigu kažkas prisijungs vėliau, galėsiu pakartoti esminius dalykus. Tai aš esu Gražvydas Sabaliauskas, projektų vadovas, projektų dalies vadovas, būsiu šitų susirinkimų pirmininkas. Taip pat iš projektuotojų pusės yra prisijungęs Andrei Pleškov, kūrinio autorius, tai šiandien man talkins bus mano sekretorius. Ir tada yra prisijungę statytojų atstovai. Iš visuomenės kažkokių trečiųjų asmenų bent jau kol kas nėra prisijungusių. Iki viešo susirinkimo nebuvo gauta nė vieno paklausimo ar pasiūlymų susijusių su projektiniais pasiūlymais. Tai kaip ir viskas vyksta kol kas sklandžiai, tai tada galbūt greitai pristatysiu būtent tą rengiamą projektą ir tam tikrus sprendinius. Tai projektuojamas yra mokslo paskirties pastatas, tai iki mokyklinio amžiaus grupės ir daugiafunkcinė salė ir maitinimo patalpos tam pastate. Statytojas, užsakovas yra Šiaulių rajonų savivaldybės administracija, projektuojamas mokslo paskirties pastatas, dabar yra priešprojektiniai pasiūlymai. Pagal bendrąjį planą teritorija patenka į socialinės infrastruktūros zoną. Kitos paskirties žemė yra skirta bendruomenės poreikiams, reikalingiems kultūros, švietimo, visuomenės sveikatos saugos, sporto ir sveikatingumo, rekreacijos ir turizmo ir kitos paskirties objektams. Sklypas patenka į vandenvietės apsaugos 3 apsaugos juostą. Taip pat dalis sklypų patenka į apsauginę magistralinių kelių apsaugos zoną. Dėl to mūsų pastatas irgi pačioj pradžioje buvo vienoje vietoje, paskui pasislinko šiek tiek toliau būtent nuo kelio apsaugos zonos, kadangi jie kaip nemažai įlenda, pavadinkime, į tą sklypą ir mus riboja kaip vienas iš to įstatymų rodiklių. Šiai teritorijai numatyti šie parametrai. Didžiausias leistinas pastatų aukštis yra iki 12 metrų, didžiausias sklypų užstatymų tankumas iki 35%, didžiausias užstatymų intensyvumas 0,9, tai 90%, ir didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius iki 3 aukštų. Matom, ištraukta iš bendro plano yra pažymėta būtent objektų vieta. Matos ir šitoje vietoje, kaip eina ir ta kelių apsaugos zona, kad jinai liečiasi beveik ir prie esamų pastatų ir riboja mūsų irgi taip pat užstatymą šitoje vietoje. Bendras sklypų plotas yra virš 2 hektarų, užstatymų intensyvumas, kuris bus įrengus pastačius šitą pastatą, bus 0,085, tankumas iki 10%. Apželdintas sklypų dalis, bet beveik 75%. Pastato sąlyginis grindų lygis bus lygus 140,5 absoliutinės altitudės. Projektuojamas pastatas šalia esamų mokyklos pastatų, jį priglaudžiant, numatant perspektyvoje juos sujungti. Projektuojamas būtent tarp esamų mokyklos pastato ir vaikų žaidimų aikštelės, vaikų ne žaidimų, bet aikštynų tame tarpe. Gal tada bendrieji pastato rodikliai, tai projektuojamos pastatų bendras plotas apie 578 kvadratiniai metrai, iš jų pagrindinis plotas skirtas tiesioginiai funkcijai 477 kvadratiniai metrai, pagalbinis plotas 110. Pastato tūris apie 3700 kubinių metrų, projektuojamas 1 aukštų pastatas, jo aukštis iki kraigo iki 8 metrų. Tai apie 148,5 absoliutinės altitudės aukštų. Aš gal tada einu prie projektinių sprendinių, pristatysiu.
Tai pati vieta, ar ne, tai yra Aukštelkiai, prie esamos mokyklos, netoli plentų, Šiauliai, Bubiai ir sklypų plane, va matom. Esamas mokyklos pastatas ir prie jo projektuojamas būtent mūsų pastatas iki mokyklinio ugdymo. Yra užbrėžta kelio apsaugos zona, yra 70 metrų nuo kraštų briaunos ir mes iš principo labai jau prie jos ir priartėjame, bet iš kitos pusės mes turime irgi išlaikyti ir priešgaisrinius atstumus nuo jau esančių sklype pastatų, tai tokia iš dideliame sklype gauname sąlyginai apribotą tą statybos zoną tokią projektų, kur galime projektuoti. Statant pastatą, numatom įrengti, šiek tiek praplėsti esamą aikštelę, ją pritaikyti, kadangi bus įrengiamas maisto ruošimų virtuvė ir valgykla, tai ją pritaikom, numatom, kad čia būtų patogu privežti būtent produktus į gamybos zoną, taip pat prie pat įėjimo numatome ir neįgaliųjų stovėjimo aikštelę, ne aikštelę, o vietą A tipo, kad būtų galima atvažiuoti ir su autobusiukais ir būtų galima tiek priekiu, tiek galu išlaipinti ir jį būtų įrengiama ant kietų dangų, kadangi esama aikštelė pietinėje sklypų dalyje yra kol kas bent jau iš skaldos dangos, tai nėra iki galo pritaikyta būtent neįgaliesiams. Neįgaliesiams atvažiavimas yra ir stovėjimo vieta yra numatyta esamo aikštelė prie esamų pastatų. Tarp esamų ir projektuojamų, pavadinkim taip. Taip pat takų sistema, ar ne, su savo sprendiniais mes prisirišam prie esamų takų, labai daug kažko papildomai nepriprojektuojam, numatome tiesiog prieš projektuojamą pagrindinį įėjimą tokią mini aikštę, kad būtų galima susiburti tenais, elementariai, kad būtų toks reprezentacinis labiau įėjimas su tam tikra aikštele. Tai tada prie iki mokyklinio ugdymo grupės numatom tiesioginį išėjimą į lauką ir terasą, jai uždarą atitvertą ir projektuojam tokią kaip ir aulą, nežinau, žiūrovų, tokį pusiau amfiteatrinį sėdėjimą prie pastato ir jis būtų atgręžtas į esamą sporto aikštelę, kad būtų tokia susirinkimų žiūrovų žiūrėjimo vieta. Čia gal iš arčiau bus geriau matomi sprendiniai, tai būtent čia šitoje vietoje, kur dabar rodau, yra suprojektuota būtent ta neįgaliųjų stovėjimo ar išlaipinimo vieta. Pilkas spalva pažymėta įrengiama naujai, papildomai įrengiama aikštelės asfaltbetonio danga, tam, kad būtų galima patogiai privežti, kaip minėjau, maistą. 8 numeriu pažymėta būtent ta formuojama aikštė reprezentacinė, to tokia kiemo aikštė, kur būtų galima susiburti išėjus. Ir kaip minėjau, 4 numeriu būtent tas mūsų amfiteatrinis sėdėjimas ir 3 numeriu vidinis kiemelis, kur būtent iš tos vaikų darželių grupės tiesioginis išėjimas ir kad tėvai atėję galėtų matyti, jeigu vaikai žaidžia lauke, kad galėtų pasimti tiesiogiai per lauką. Visi kiti sprendiniai yra, visi kiti takai yra paliekami, tai kas yra, jie yra neblogos iš tikrųjų būklės, kiti yra visai nauji įrengti, tai mes prie jų liečiamės ir viskas išsisprendžia labai tvarkingai, viskas pasidaro sąlyginai nedaug keičiant esamą struktūrą, ne tai, kad keičiant, bet papildant ją esamą takų, kad susijungtų. Iš projektinių sprendinių, tai, kaip minėjau, yra suprojektuotas vieno aukštų pastatas, su priešais tą formuojamą aikštę yra numatytas įgilintas įėjimas po stogu ir pro tamburą patenkama į daugiafunkcinę tokią erdvę, kuri būtų skirta tiek ir
valgymui ir šiaip, kur būtų galima pasibūti per pertraukas, pasimti knygą, paskaityti ir tokie daugia funkcinė erdvė. Taip pat pagal projektavimo užduotį nenumatyti yra ir maisto ruošos virtuvė su visom jai reikalingom papildomom patalpom, tai yra administracinė dietologų kabinetas, sandėliavimas, persirengimas, sandėliai, svėrimų zonos ir maisto ruošos, išdavimo langas. Tada suprojektuotas yra edukacinis kabinetas, kuris mobilios pertvaros pagalba galėtų būti atskiriamas į dvi dalis ir galėtų būti čia šitoje vietoje. Tiek kažkoks papildomas ar ne pamokinis neformalus ugdymas vykti galėtų būti logopedo ar kažkokie kitokie kabinetai funkcijos skiriamos irgi, kad viena patalpa turės kelias funkcijas. Projektuojamas irgi erdvus holas daugiafunkcinis, bendrai su šita patalpa ir iš jo yra patekimas į salę. Salė irgi numatyta, kad ją būtų galima atskirti į dvi dalis, kad vienoje pusėje galėtų, tarkim, vykti meninių profilių užsiėmimai, kitoje pusėje sportinių profilių. Jeigu vyktų visos mokyklos ir darželių bendruomenės renginiai, kur susirinktų daugiau žmonių, tai būtent ta mobili pertvara galėtų suvažiuoti į šoną ir apjungus būtų galima turėti didelę erdvę ir visi renginys kažkoks didesnis, visos bendruomenės galėtų vykti jau vienoje didelėje erdvėje. Taip pat suprojektuotas yra sandėliavimo patalpa, trenerių patalpa, iš sandėliavimo patalpos yra numatytas tiesioginis išėjimas į lauką ir į tą aikštyną, kad jeigu gero metu vyksta užsiėmimai lauke, kad būtų galima lengvai pasimti sporto inventorių būtent iš lauko tiesiai iš tos inventorios sandėliavimo patalpos. Taip pat numatytas yra sanitarinių mazgų blokas, kuris yra suskaidytas atskirai vaikam, neįgaliesiems ir mokytojams. Taip pat suprojektuota būtent yra ir ikimokyklinio ugdymo grupė. Jis suformuota taip, kad įėjus yra nusirengimų zona. Ją praėjus būtų virtuvėlė zona, kur ir tada ugdymo zona, ugdymo ir valgymo zona, kur galėtų atsirasti interaktyvi lenta. Ir irgi užuolaidos pagalba numatoma galimybė atitverti, kad pietų miegų metu, kada būtų užtraukta užuolaida, vaikai vienoje zonoje miega, kitoje zonoje auklėtoje ir šeimininkutė galėtų ruoštis po veiklom, kurios vyks po pietų miego. Įėjimas į sanmazgą taip pat numatytas būtent iš tos zonos, kad jeigu kažkoks vaikas vidury pietų miego nubunda, išlenda pro užuolaidą, auklėtoje ir šeimininkutė jį tada pamato, gali tada palydėti į tualetą, sutvarkyti, kad viskas būtų tyliai ramiai, neprižadinant kitų. Ir jeigu jau vaikas atsikelia, kuris anksčiau, jis tada gali būti šitoje, pavadinkim, edukacinėje zonoje, kol kiti vaikai miega dar. Paskui jau tada pietų miegas praeina, užuolaida atitraukiama, lovos sustumiamos ir šita zona tampa vaikų žaidimo erdvė. Tai ta grupė tokia kaip ir būtų ugdymo zona ir žaidimų miegojimo zonos. Čia būtų numatyti stoglangiai, į salę tiesiog patektų šviesa. Pjūviuose galbūt irgi tos informacijos čia dabar nėra kažką labai daug pristatinėti, projektuojamas toks, aš neįsiu gal geriau į vizualizacijas, kur geriau matosi ta pati idėja, ką mes norime pristatyti. Tai vaizdas yra iš formuojamų pagrindinių įėjimų, būtent ta aikštė prieš pagrindinį įėjimą, įgilintas įėjimas, kad prieš einant būtų stogelis, tada sujungiant su ta valgyklos daugiafunkcija erdve
tarp pastatų numatyta terasa, kur irgi jeigu geras oras vaikai galėtų ir ne tik vaikai, bet ir auklėtojai, mokytojai ir laukia pavalgyti, atsigerti kavos ar tą pačią knygą paskaityti, namų darbus pasiruošti. Pati architektūra parinkta tokia su necituojant, bet kreipiant dėmesį būtent į tradicinės lietuviškos architektūros motyvus, ar ne, tačiau ją darant visiškai modernę ir tokią lakonišką, tai kad važiuojant iš Šiaulių plento pusės būtent matytųsi tas toks kaip ir priešlaičio pastato motyvas, nors realiai mūsų pastatas gan funkciškai, nefunkciškai, vizualiai susideda iš dviejų tūrių. Tai vienas yra būtent tas dvišlaitis stogas ir kita pusė yra vienšlaitis stogas. Bet būtent, kad ta pagrindinė ar ne iš plento pusės važiuojant pabrėžiama būtent ta tradicinės architektūros frontonas. Apdailai naudojama termomediena, jinai pagal pastato paskirtį turės būti impregnuota, kad būtų nedegi, stogas profiliuotos skardos, šviesios spalvos, mediena taip pat tokios neryškios turėtų būti spalvos ir, kaip minėjau, būtent iš aikštynų pusės suformuota ta tokia kaip ir amfiteatrinė sėdėjimo erdvė. Čia šiek tiek matosi būtent ta atitverta vaikų žaidimų vidinis kiemelis. Nežinau, ką daugiau ir pridurti, šiaip toks, sakyčiau, pastatas derantis aplinkoje, būtent iš kitos pusės irgi ten dabar yra medinės architektūros pilkas pastačiukas atremontuotas, tai jis bendrai šitoj ansamblį tikrai derantis ir aplinkui, nežinau, tas pats, manau, kad atspindi puikiai ir tipologiją mokyklos, tuo pačiu su ta aliuzija į tradicinę architektūrą, tačiau modernių formų ir sprendinių. Nežinau, turbūt tokius pagrindinius aspektus aš pristačiau, kaip ir minėjau susitikimų pradžioje, iki viešų susitikimų jokių pasiūlymų nebuvo gauta ir pasiūlymų. Tai tikiuosi jums irgi viskas aišku ir kažkokiu, nežinau, neaiškumu ar klausimų gal ir nėra. Ir jeigu, nežinau, dabar kaip ir būtų metas klausimams kažkas, jeigu kiltų, jeigu klausimų nebus, tai tada jūs galite ir atsijungti. Aš savo ruožtu turiu laukti galbūt kažko iš visuomenės prisijungiančių vėliau, kadangi pagal įstatymą viešas pristatymas turi trukti ne trumpiau negu valandą, tai aš iki 18 valandos, bet kokiu atveju numatau, kad aš būsiu ir lauksiu galimų visuomenės interesantų. Tai tada, jeigu klausimų nėra, tada tikrai ačiū statytojo atstovam, kad prisijungė. Ačiū ir jums. Matot, klausimų nėra ir jūsų pagalbo šitą vietą nereikės, kad atsakyti visuomeniai į kylančius klausimus. Tai aš einu tada į tą laukimų režimą.
Taigi yra 2024 metų spalio 16 diena, 17 valandų 57 minutės. Vyko mokslo paskirties pastato Aukštupių mokyklos Aukštelkės skyriaus Paparčių gatvėje Aukštelkės kaime Šiaulių rajono savivaldybės statybos projekto pristatymas visuomeniai. Prie susirinkimo dabar vykusių buvo prisijungę iš projektuotojų atstovai, tai aš Gražvydas Sabaliauskas ir Andrei Pleškov. Ir buvo prisijungę iš statytojų pusės, iš savivaldybės projektų vadovas, investicijų skyriaus ir sporto ir švietimų skyriaus atstovai. Iš visuomenės niekas nebuvo prisijungę iki viešo susirinkimo pradžios. Taip pat nebuvo gauta pasiūlymų ar pastabų nei raštu, nei telefonu. Susidomėjimo, kaip ir ažiotažo visuomeniai projektas nesukėlė. Reikia tikėtis visiems viskas aišku, buvo pastatytas stendas ant sklypų ribos įrengtas, taip pat išsiųsti registruoti laiškai kaimyniniams sklypams. Taigi galima konstatuoti, kad viešinimo procedūros yra baigtos, kažkokių pastabų ir esminių kažkokių pakabėjimų nieko nėra ir bus vykdomi tada sekantys procesiniai veiksmai. Prašoma pritarti projektiniams pasiūlymams ir rengiamas techninis projektas ir gaunamas statybos leidimas. Projektų pristatymas buvo įrašomas, bus pateikta nuoroda visiems prieinama. Jau praėjo lygiai valanda nuo susirinkimų pradžios. Tai visiems ačiū, kad buvo prisijungę. Ir susirinkimą skelbiu baigtą.